Nu tai ką. Spaudžiam rekord mygtuką. Tai ką, sveiki dar kartelį. Sveikinamės vėl iš to saulėtojo Tailando. Andrius ir aš Justinas. Kažkaip čia spontaniškai mūsų gavosi pirmas tas vidosikas apie grybukus. Gavom daug komentarų, klausė, kada bus tęsinys. Tai vat nelaukiam, nevyniojam į vatą, netempėm į naktį ir darom antrą video. Ir tema galbūt jinai šiek tiek keisis ir rutuliosis kažkaip tai iš srauto, bet esmė, kad noriu aš ir Andrių paklausinėti ir pats pasidalinti atsakant į 3 pagrindinius esminius klausimus. Aš taip ir visus seminarus savo pradedu, 3 pagrindiniai klausimai. Kas aš, kur aš ir dėl ko aš čia. Tai Andriau, kaip tu matai šitą pasaulį, irgi pas tave didelė jau patirtis, daug metų domiesi saviugda, tai kaip tu atsakytum iš šitus 3 punktus? Kas aš, kur aš ir dėl ko aš čia? Aš viską labai paprastai matau iš tikrųjų. Pats šitą realybę suvokiu kaip žaidimą. Žaidimą, į kurį mes čia atėjom patirti. Patirčių. Ir jeigu aš kažką tai darau ir laisvėjai, tada aš gaunu galios šitas patirtis rinktis. Ką aš noriu patirti? Taip įsivaizduoju, kad nuo kažkokių tai patyrimų šitam žaidime, šitam gyvenimo žaidime mes nepabėgsim. Yra kažkokios kertinės, sakykime, tai kertiniai momentai, kurių neišvengsim, bet yra taip, kad dar kažką tai galima čia įrinktis. Kokių patirčių aš noriu, kur aš keliauju, ką aš noriu pasiekti, šitos dalykus iš tikrųjų galima koreguoti ir galima link to judėti. Toks labai įdomus pastebėjimas, ką paminėjai, kad jeigu lengvėja, ta prasme, jeigu aš darau ir mano to darymo, mano gyvenimo kokybė lengvėja, tai yra kaip indikatorius, kad tai reiškia yra teisinga. Jo, viskas iš tikrųjų aš mėgstu labai taip, sakykime, radikaliai sakyti, viskas turi būti pamatuojama. Taip. Jeigu gyvenime aš darau dalykus, jie turi būti pamatuojami, ar jie veikia ar neveikia. Visiškai sutinku su tavimi. Yra labai daug tokio paklydimo, toks sąlyginai paklydimas, kad žmogus daro dalykus ir atrodo turi viskas gerėti, bet iš tikrųjų nelabai kas ir keičiasi. Apart to, kad dar vieną iliuziją kažkokią tai žmogus įsipina, o pats gyvenimas... O kaip paaiškintum tai, kodėl taip atsitinka, ta prasme, žmogus atrodo bando ieškoti savęs, ne? Bando išspręsti kažkokias tai problemas ir jis atsiduria, ar tai pas kažkokius tai mokytojus, kurie ten dar labiau visko privelia, ar ten pas kažkokius šamanus, kurie irgi dar ten labiau visko užsuka. Kaip žmogui atsirinkti, kad čia yra tiesa, o čia yra ir kodėl tada iš vis atsitinka tų blogų patirčių per žmogus ateina į saviugdos keliu ir jam, nežinau, pasidaro dar blogiau negu buvo. Tai kaip čia taip? Iš tikrųjų gal čia toks vertint kaip paklydimą ir kaip, žinai, blogiau ten pasidaro dar kažką, gal taip ir nereikėtų, tai vienaip ar kitaip irgi yra patirtis. Be abejo. Tiktais jinai, kažkokioj tai nėra rezultato kažkokio, bet žmogus galiausiai vis tiek, net ir atsimuždamas į sieną, net ir nugriūdamas 120 kartų, net ir suprasdamas, kad ir čia vėl apgavo, čia ir vėl kažkoks tai, žinai, briedas, vis tiek jis galiausiai ištekės kažkur. Svarbiausia, kad yra, noras išsivaduoti, nes šiaip žmogus gyvena ir jisai supranta, kad, kažkas čia ne taip, kažkaip turėtų būti kitaip. Ką jis daro, jis tada prisiskaito knygų, prisižiūri YouTube, prisižiūri visokios informacijos ir per savo patyrimą, per savo tą leidimą šitos informacijos, jisai bando žiūrėti, kaip tai veikia. Momentėlis tas, kad labai daug tos ezoterinės informacijos, jinai yra kaip ir protui sudėliota taip, kad viskas ten lygtais atitinka, viskas turėtų veikti. Bet visą laiką trūksta kažkokio esminio momentėlio. Visą laiką trūksta kažko, kas nepavirsta, sakykime, į tuos saldžius vaisius. Aš irgi iš tikrųjų, pradėjau, tai iš vis irgi labai galbūt net ne nuo to galo, man labai buvo įdomus minčių pasaulis ir kaip veikia mintys ir kaip jos gimsta, kas jas kuria, kaip jos iš vis saveikauja prote.
Ir labai ilgai mokiausi kontroliuoti mintis, valdyti minčių pasaulį. Ir iš tikrųjų aš jį valdžiau. Ta prasme, pas mane mintys, jos ateina tik tais tos, kuriuo aš noriu. Ta prasme, jeigu nereikalingos mintys, aš jas labai greitai žinau, kaip jas sutvarkyti. Bet aš to domėjausi, nežinau, galbūt 20 metų, kol galiausiai priėjau visai naują tiesą, kad ne su mintim reikia tvarkytis, o reikia stebėti jausmus, kuriuos tos mintys kelia. Ir jeigu mes susitvarkom su jausmais, tada tos mintys tiesiog natūraliai jos atsijungia. Ir va tada man pradėjo kilti klausimas, aš tiek daug išbandžiau visokiausių irgi ir mokytojų, ir praktikų, kodėl niekas apie tai nekalba. Kur tai yra, man atrodo, šiai dienai tai yra esmių esmė. Ir ką ir per konsultacijas aš darau žmonėms, aš padedu susivokti jų jausmus, išmokti ne minčių srautą atjungti, bet patį jausmą transformuoti, susidraugauti su juo, pažinti jį, surasti jo šaknį, pašalinti tą šaknį ir viskas. Toj vietoj didžiulis krūvis naštos atrodo kaip nusiima. Ar pas tave tas, kaip tu dirbi, ar tu tai irgi įtrauki į savo mokymus? Mano visas darbas, kuris realiai turi rezultatus iš karto, tai esmė yra darbas su pasąmonė. Su pasąmonė. Ne iš sąmonė, bet pasąmonė. Yra du skirtingi dalykai. Taip. Tai gal ne visi tai žino, bet už žmogaus gyvenimą 90, sakykim, yra ten teorija, kad 95%, bet dar yra kita teorija, kad iš vis ten 98% už tavo gyvenimą yra atsakinga pasąmonė. Tai tas vadinamas mūsų kompiuteris. Taip. Aišku, kad tai paprasčiau įsivaizduoti, tai reikia suprasti, kad va čia viskas, kas čia yra, šitas avataras, mūsų protas, viskas čia yra biorobotas. Taip. Biorobotas, ir kuris šituo biorobotu, sakykime, veikia sielą, bet veikia per kompiuterį. Taip. Per pasąmonę. Tai pasąmoniai nuo mūsų vaikystės, nuo atėjimo į šitą žaidimą, į šitą gyvenimo žaidimą, yra prirašyta daug visokių programėlių. Taip. Visokiausių. Ir priklausomai, kokią mes vaikystę turėjom, kiek turėjom ten visokiausių traumų, kas mūsų auklėjo, kokios ten patirtys vaikystėje buvo, ten pagrindinės programos yra surašomos iki 5 metų. Po to iki paauglystės yra dapildoma, datvirtinama ir galiausiai jau po to yra dar per visokias situacijas, tokias aštresnės, rimtesnės, dar dadiegiama kažkokių tai programėlių. Ir realiai tu esi kratinys visų šitų programų. Taip. Tai kas mintis, sakykime, mums atsiunčia? Kas mintis atsiunčia? Mintis atsiunčia programa, kuri yra instaliuota į pasąmonę. Kodėl žmonės yra, nežinau procentaliai, kiek žmonių yra laimingi, kiek nelaimingi? Aš taip sakyčiau, kokį 95% nelaimingų ir 5 jau į tą pusę. Bet tikrai nedaugiau, nes, ta prasme, laimingą žmogų šiai dienai sutikti, reikia paieškoti biškį su žiburiu. Ta prasme, vėlgi, kas yra laimingas žmogus? Aš taip įsivaizduoju, laimingas žmogus yra tas, kuris daugiau laiko yra komforte negu nekomforte. Ta prasme, vis tiek tas balansas vyksta, bet tas, kuris daugiau laiko yra geroj būsenoj negu blogoj, tai yra laimingas žmogus. Vėlgi, aišku, tą laimę reikia, visi mes matuojam daugmaž panašiai, kas susideda laimė, iš ko? Iš emocijų, teigiamų, pozityvių patirčių, malonių jausmų, komforto kūne. Iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju, kad laimę sukuria komfortas kūne. Kada yra nemalonė emocija, aš ją jaučiu, jinai mane spaudžia, jinai mane duria kažkaip tai laužo, suka. Bet jeigu nėra sunkių emocijų, kūnas jaučiasi yra atsipalaidavime, tai ir yra tam tikra laimės forma. Žiūrėk, kūnas, nesveikas kūnas. Skauda, taip. Laimingas gali būti ar ne? Jau sudėtingiau yra su skaudančiu kūnu būti laimingu. Ne, tikrai ne. Ta prasme, jeigu tu sergi, tu viską padarysi, kad tik tais pasveiktum. Taip. Ta prasme, apie jokią laimę net nėra ko kalbėti toliau. Čia apie sveikatą domiesi tada pirmoje eilėje. Pradžia, reiškia, laimė matuojama iš pradžių sveikas ar nesveikas kūnas. Antra, santykiai. Jeigu tu neturi santykių arba tavo santykiai tenais kažkokie tai destruktyvūs, tu harmonijoje nesi, tu gali būti laimingas ar ne? Nelabai. Ne. Tai čia reiškia matuojama santykiais. Trečias dalykas – pinigai. Gausa. Nėra pinigų. Tu gali būti laimingas ar ne?
Gali meluoti savo, kad gali. Gali meluoti, jo. Gali meluoti, kad jo, nu, jeigu, sakykime, tu galėtum būti laimingas be pinigų, tai tau reikėtų būti, nu, sakykime, apsivinioti tą raudoną skarą. Pižamą, jo. Ir sakyti viskas. Ir Namaste, taip, ir viskas. Nieko nereikia, bet čia apsiribosi patirtim. Tai reiškia, pinigai visų pirma, tai kas yra? Pinigai tai yra įrankis, sakykime, greitintuvas, kuris pagreitina tavo patirtis. Tai reiškia, gali visokių patirčių rinkti, jeigu tu turi šitą įrankį. Jeigu tu jo neturi, kad, nu, tiesiog yra sudėtingiau. Labai stipriai pribotas, labai stipriai. Taip. Šitas žaidimas, va šitoj matricoje, šitoj žemėje, pagrindinis įrankis patirčių rinkimai yra pinigai. Tai ta prasme, jo neįvaldžius, jo neturint, čia yra totali iliuzija ir totalus bullshitas, kad ta prasme, tu gali būti ten sąlyginai, gali būti ramus, sąlyginai būti ten taikoj, sąlyginai gali būti kažkur, tai tokių žmonių yra vienetai, kurie be šito įrankio gali būti. Jeigu tu jau patekai į šitą žemę rinktis patirčių ir čia yra šitas įrankis, kuris tave išlaisvina, va tam, tai jeigu tu to neturi, tai ar tu gali būti laimingas? Nu, aš taip įsivaizduoju nelabai. Bet tu sąžiningai savo kelionėje nebuvai šitame etape, kur irgi, kad, Jo, buvau, kad pinigai yra buvau, tai vat, materija, vaikais į materiją. Aš buvau šitam, sakykime, paklydime šiai dienai, aš tikrai suprantu, kad tai buvo paklydimas, nes va, ta ezoterika, kuri yra visiems pasiekiama, visokios knygutės, visokie ten įrašai ten internete ar dar visur, jie dažnai veda į tai, kad pinigai nėra svarbu. Tai demoniškas kažkoks reikalas, jie tave ten sugadins, jie tave Jo, jeigu tu esi tas kratinys programų, kuris visiškai savęs nekontroliuoja, nesupranta, kaip visa tai veikia, nesupranta, kam tai reikalinga. Tai jo, su pinigais, nu, ką tu padarysi? Tu duok ten milijoną, sakykime, durniui, nu, tai... Jis per pusę metų... Jisai nukris dar žemiau nei buvo. Jam bus blogiau. Jam bus blogiau, negu buvo iki to. Taip. Bet duok pinigus žmogui, kuris, sakykime, jau... Įvaldęs juos. Kažkiek tu orientuojasi šitoj realybėj, kaip jo gyvenimas pasikeis. Jis pakils į viršų. Jis pataps daug galingesnis, daug efektyvesnis kūrėjas. Taip, su dideliais pinigais tu gali žymiai daugiau nuveikti. To pačio gėrio, to pačio, tarkim, čia tam pačiam Tailande, aš dabar plaukia mane keltų į tą salą ir pilnas vandenynas šiukšlių. Ir taip aš suprantu, kad, aš negaliu nekaltinti tų žmonių, kurie čia meta, bet tarkim, turėdamas aš didelę sumą pinigų, aš tiesiog galėčiau organizuoti tą vandenyno valymą, kažkokius tai pirkti ten, nežinau, keltus, laivus, jeigu tų pinigų tikrai būtų daug. Ir aš galiu daryti tada didelę pridėtinę vertę tam, kas vyksta. Kur tuo tarpu, jeigu aš neturiu pinigų, aš galiu tik tais pabumbėti, kad visas vandenynas pilnas šiukšlių ir kokie visi čia jie, kaimiečiai nesigaudantis, meta tas šiukšlės į vandenį. Tai dvi skirtingos tikrovės, ką aš galiu su pinigais ir ką aš negaliu, kai aš jų neturiu. Jo, ir dar momentėlis toksai įdomus, kad su pinigais tu gali prieiti prie tikros informacijos. Čia yra labai irgi įdomus momentas. Ta prasme, žmonės yra labai, sakykime, naivus ir įsivaizduoja ir gajus tas toks, sakykime, nežinau, toks pasakymas, kad ten ar tai šamanas, ar gyduolis, ar dar kažkas turėtų visą tai daryti nemokamai. Ir ta prasme, gydyti ir ten tą informaciją atidavinėti žmonėm tiesiog taip. Tai reikėtų čia šitoje vietoje prabusti ir galiu pasakyti, kad už 100 eurų, ta prasme, tu geros knygos nenusipirksi. Sutinku. Nu, čia aš taip metaforiškai sakau, geros Aš suprantu, ką tu sakai, nes informacija, kuri yra vieša, netgi toks yra labai įdomus momentas. Pavyzdžiui, neturiu aš nieko prieš žydus, bet įdomi tokia tiesiog situacija, kad, pavyzdžiui, žydai savo knygos Toros, jie nekelia į viešą erdvę. Jos negali nusipirkti nei knyginė, nei ten online kažkaip tai parsisiųsti, jos nėra. Reiškia, jie tą informaciją saugo tik tai saviems. O tos knygos, Biblija, Koranas, ar ten hinduizmas, paskiau budizmas, šitos knygos jos yra viešai prieinamos absoliučiai visiems. Ir tada klausimas, kodėl yra viena informacija slepiama, o kita visiškai prieinama. Ir aš pats iš savo patirties galiu pasakyti, kad tose religinėse knygose yra tiek daug
programų, kurios dar labiau gali privelt žmogui, suvelt protą, mintis, paklaidinti ir netgi iki tokių gan gilių kraštutinumų, kur paskiau net eina ten, žinau, psichiatrinėse atpumpuot bando nuo to religinio agregoro, kaip galima prie jo prikabinti ir kiek galima išatimti žmogaus energijos. Tiesiog, kur tu ėjai ieškoti tiesos, o gavosi visiškai priešingai. Religijos, mano šios dienos supratimu, tai jos yra tam, kad valdyti didžiasias masės žmonių, tai yra valdymo mechanizmai. Taip. Ir ten visą laiką yra vėl nedaduota kažko tai. Taip. Nedaduota kažko, tarkim, net ta pati Biblija, kodėl jinai parašyta mistiškai ir nesuprantamai žmonėm. Kad kažkas turėtų ją iškoduoti. Kodėl, ten, ta prasme, ten belsk bus atidaryta, klaus bus pasakyta ir visur taip, kur žmogui neaišku, kieno klausti, kur belst, kur kas. O ta prasme, kodėl ne atvirų tekstų parašyta, bet taip. O taip, ta prasme, užkoduota. Pančius, jisai toks, užkabinau tau pavadėlį, ir laikysiu. Ja. Yra aiškintojas ir tu, sakykime, eik ten sekmadieniais, ten, mokėk ten kažkiek tai ten mokėk ir ten tada. Gerai, religijom priklauso didžioji dalis, sakykime, žmonių. Taip. Kodėl jie vis tiek nelaimingi? Jeigu visą tai apie išsivadavimą. Labai geras good point, kad kodėl, jeigu aš einu ten į bažnyčią, meldžiuosi kiekvieną dieną ir visus to nuodėmės išsakau kunigui, kodėl vis tiek yra gyvenimas prastas. Vadinasi, tenais nėra tiesos. Vadinasi, ten neduodama yra tiesa. Vergų valdymo, sakykime, mechanizmas. Tai yra vergų valdymo mechanizmas ir iš principo kažkas, kas priėjo prie šitos informacijos, tie pirmieji, kurie kūrė tas religijas, ištakos visos, tai suprato, kad su šitais mechanizmais galima valdyti mases. Taip. Tai visą tai ir sukurta, kad valdymui. Vergų valdymui. Gerai, tai jeigu mes jau, kaip sakyt, apčiuopiam, kad labai daug yra mechanizmų sukurta tam, kad žmogų tiesiog paversti vergu ir jį kontroliuoti per visokius ten klaidingus įsitikinimus, baimės ir taip toliau, ką tu esi atradęs šiai dienai efektyviausiai iš to greičiausiai išeit, atsikabinti nuo tų visų programų, ten susitvarkytą pasąmonę, išsivalyti ten tas visas vaikystės žaizdas, kad šiai dienai aš būčiau laimingas santykiuose su savimi, gausoje ir tiesiog džiaugčiausi gyvenimu. Aš šiai dienai atradęs 2 įrankius, kurie nepriekaištingai veikia, kas padeda žmogui susitvarkyti gyvenime. Iš esmės, ta prasme, ir tai bus pamatuojama, tai bus apčiuopiama ir tai turės labai greit rezultatą, kur tu sakysi, jo, lemba, tai tikrai veikia. Tai yra darbas su pasąmonė per hipnozę. Taip. Nes hipnozė tai yra įėjimas atgal į kompiuterį, atidaromas durys, įeinama į kompiuterį, randama priežastis, randama šaknis, jinai yra, sakykime, transformuojama ir pasileidžia nauja programa. Nauja praleisti programą. Tai šitas dalykas tikrai veikia mano paties, tai yra studijuota ir mokintasi ir aš su tuo dirbu. Ir antras dalykas yra grybai. Tai 2 šitie dalykai, jie nepriekaištingai veikia. Ta prasme, kad lyginti vieną su kitu, tai nelabai yra lyginama, nes, tarkim, grybų terapija, grybų gydymas, jisai prilygsta ten, nežinau, sakykime, vieną sesiją, jinai prilygsta keliasdešimčiai sesijų hipnoterapijos. Kad taip maždaug suprasti, ta prasme, ant kiek tai, kaip tai veikia, nes per grybų, sakykime, tuos gydymus vyksta lygiai tas pats darbas su pasąmonė. Ėjimas atgal į probleminės situacijas, jų transformavimas ir iš naujo paleidžiamas programos. Aš, čia geras momentas irgi, aš esu pastebėjęs, kažkada aš irgi ieškojau savo gyvenimo misijos ir paskirties ir irgi šiek tiek bandžiau domėtis apie regresinę hipnozę, radau vieną mokytoją dar tais laikais, kai čia iš vis jie buvo gal tik tais keli Lietuvoje, kurie darė regresinę hipnozę. Ir aš atėjau ir jisai mane tiesiog atkalbėjo nuo tos regresinės hipnozės, nes sako, tai kam tau ten bristi tos praeitus gyvenimus, davai čia išsiaiškinam, kad pabandom išsiaiškinti, galbūt nes ten ar pavyks prisijungti, ar nepavyks į tą praeitą gyvenimą, negaliu aš to garantuoti, bet galbūt mes tai pabandom. Ir aš pradėjau lankytis pas psichologą ir man būdavo labai keista, kad aš ateinu, mes prasėdim valandą laiko, aišku, jis užduoda klausimus, aš juos atsakinėju, bet mes per tą valandą laiko pasistumėjom tiek. Ir vienas susitikimas, antras, trečias, ketvirtas,
ir aš žiūriu, kad aš jau 2 mėnesius pasilankausi, bet mes net tik piešiam kažkokias tai schemas, žinai, kažkokius paveikslėlius, rezultato realiai jokio. Ir aš žinau irgi žmonių, kurie lankosi pas psichologus metais. Ta prasme, metais. Eina ten 10 metų ir tai reiškia vėl, kad tai neveikia. Tai visiškai neveikia. Totaliai čia galiu, sakykime, aš taip jau irgi griežtai galiu pasakyti, kad psichologas tai yra įrankis, kuris praktiškai neveikia. Jisai praktiškai neveikia. Psichologais dažniausiai tampa kas? Žmonės patys, kurie turi didelių problemų ir jie įstoja mokintis ir šitą temą nueina tam visų pirma, kad išsispręs savo problemas. Taip. Ir galiausiai niekas ten neišsisprendžia ir žmogus pradeda su tom visom metodikom ale gydyti kitus žmonės. Ir visų antra, tai gerai nuo psichologijos yra tik tais psichologų, kuris realiai tau įkabina kabliuką ir tu metais ateini ir duoklę. Žmogui pagerėja tik tais momentaliai ir pagerėja pas psichologą būnant tik tais tuo, kad jisai ateina ir išsikalba. Ir momentaliai, kažkuriam tai laikui viskas gerai. Bet jeigu tu atėjai daryti darbą, padarai kažką, tai kodėl tau dar 150 kartų reikia ateiti tenais? Aš šitą irgi nesuprantu. Man čia tokia mistika, bet vėlgi, žinai, aš arba veikia, arba neveikia. Bet šitoje vietoje aš irgi tokią darau prielaidą, kad kai kuriems žmonėms yra žmonių, kurie nori greito, staigaus rezultato. Aš atėjau, aš padariau kažką, pas mane pasikeitė, viskas, važiuojam toliau. O yra žmonių kategorija, kurie, ir čia taip manau, kad net didžioji dalis žmonių kategorijai priklauso, kuriems tas greitas pokytis jis yra per baisus, nes ten reikės labai stipriai išeiti iš komforto zonos. Teisingai, labai teisingai tu čia pasakei, kad realiai tie, kas susijima, sakykime, viskas yra metodika, kuri veikia. Bet reikia suprasti, jeigu tu nori padaryti šuoliuką, jisai nebus tau, žinai, kaip balandis. Kai rodo tos nuotraukos Before Spiritual Awakening ir denasi nuo kalno po to. Taip neįvyksta. Realiai reikia suprasti, kad tu eisi į tamsiausias ir skausmingiausias savo gyvenimo momentus, kur reikės padaryti pokytį. Tai prasme, tu vėl iš naujo turi išgyventi. Taip. Tai prasme, tada dar turi būti įdedama kažkas tai naujo, kažkas šviesaus. Jeigu tu kažką išėmei, tu turi kažką tai įdėti, nes jeigu, kaip sakyt, atvirom durim paleisi į pasaulį, ten greitai viskas gali užsisukti atgal. Ir mes šiandien esam, sakykime, Eldorade, ieškotojų ir kiek čia visko yra. Papangane, Tailande, šitoj saloj, čia yra fantastinė sala, čia tiek daug visokiausių mokymų, jogų, visokiausių metodikų, šamanų. Kiek išbandėjai? Kiek. Aš pernai metais čia bandžiau ir realiai būdavo visą laiką kaip į sieną ir suprasdavau, kad, blemba, čia irgi kažkas tai ne taip. Čia irgi kažkas tai ne taip. Čia realiai iš viso pasaulio suvažiuoja ieškotojai, kurie ieško. Šitam žaidimui kažkas yra ne taip, turiu kažkokių tai resursų ir aš jau ieškau. Čia yra visko ir galiu čia išsibandyti. Ir aišku, čia dar yra puikiai terpė, sakysim, tiem ir žmonėm, kurie, turi tam tikrų galių, tam tikros informacijos, tam tikrų metodikų žino ir jie irgi pririšinėja žmonės tiesiog. Tai nelabai veikia momentaliai, kol tu esi prie kažko tai. Kažkieno tu laukėsi, kažką tai mes darom, viskas pakilėjimas kažkoks, bet tu tik tais grįžai į savo ten tą terpę, kur tu esi, į savo tuos namus kažkokius, kur tu bazuojasi ir žiūri, kad nelabai kas pasikeitė. Senos programos jos tiesiog sukimba atgal? Jos atgal, iš karto viskas įsijungia atgal. Jeigu jinai yra neišimta, jinai momentaliai vėl įsijungia. Momentaliai. Tai reikia tada suprasti, kad reikia ieškoti metodo, kuris eina ir keičia tą programą. Nepakeista programa, jinai gali pritilt, jinai gali susubtilėti, bet jinai vis tiek įsijungs. Tarkim, pinigų programą. Kodėl didžioji dalis žmonijos neturi pinigų? Nes jie bijo. Baimė yra, žinai kokia yra skurdo baimė, yra labai stipri programa ir jinai yra pas praktiškai į bet kurį dur pirštu ir šita programa yra labai stipriai įdiegta. Reiškiasi, baimė turėti daug, baimė netgi iš vis turėti tų pinigų, ją užrakina tą gausą, užrakina tą srautą visą.
Nu, tai vienas iš aspektų, turbūt tu turi dar irgi ką pridėti šitoje vietoje. Ir yra programa, bomžo programa. Bomžo programa. Bomžo Kitaip. programa, jinai yra įdiegta, va, tarkim, mūsų geografiniai platumoje, kur mes gyvename, tarkim, Pabaltijs, visa ta SSRS, visa ta dalis. Taip. Tai tenais yra visiems nuo vaikystės instaliuota programa, kad neturėtum pinigų. Visą tai per patarlės, per pasakas, Būkim biedni, bet teisingi. per močiutės, per visur. Aš net turiu išsirašęs, nežinau, gal kokius 40 yra momentų, kaip ta programa buvo įdiegta pas mus. Tai ta prasme, jinai praktiškai pas visus yra. Šabloniškai iš karto ji yra įdiegiama, sąmoningai tai yra įdiegiama. Nes, nu, tai įsivaizduok ten, jeigu mes žiūrėdavom ten filmuką kokį nors, ten ir tam filmukė paleista vaikam programa, kad, ta prasme, neturėt. Kad tik tais tu neturėt. Jeigu tu turi, tai tu kažkoks sukčius, kažkoks tai apgavikas, kažkoks tai blogas žmogus. Jo. Iškart žmogaus, gali suprasti žmogaus požiūrį į pinigus ir jisai turi šitą programą, paklausk žmogaus, kaip jis įsivaizduoja, va, tarkim, nu, va, pas mus Lietuvoje, verslininkas. Kaip tu jį matai? Ar kaip šviesa, ar kaip tamsa? Kokia asociacija apie žmogų, kuris va, turi pinigų, važiuoja su prabangia mašina, dieną, nedirba, kažkur tai ir kaip jau tu kažką žiūri? suka. Jau pavogęs. Jau nesumokėjęs mokesčių, jau kažką tą padarė. Ir viskas, reiškia, viduje pasąmonėje pas tave šita programa tikrai yra. O kaip teisingai būtų reaguoti, vat, pavyzdžiui, nu, ta prasme, kokia būtų teisinga požiūris į, vat, matai, turtingą žmogų, kuris gyvena gausoje, kuriam sekasi. Ir vat, koks tavo santykis būtų su tokiu žmogum, kad, kaip sakyt, kad tau tai neįtakotų tavo pasąmonėj neigiamai, kad tai įtakotų teigiamai, kokia būtų programa? Čia labai toks momenčiukas, kad realiai, žinai, ko tu turi, vat, žiūrėdamas į tokį žmogų, koks jausmas turėtų būti. Iš karto, iš starto pakirs pavydas. Pavydas tai yra... Tai geras dalykas. Jeigu tu pavydį tam žmogau, ta prasme, tu matai, kad gausoj, žmogus yra gausoj. Reiškia, aš esu dar trūkume. Reiškia, aš irgi noriu. Jeigu šitam gyvenimo žaidime yra žaislai, geresni žaislai, ne tik tais medinis kažkoks. Taip, ir prikaltas prie lubų. Jo. O yra kažkas tai gauso, man yra kur stieptis, reiškia, aš dar esu trūkume. Tai realiai aš taip suprantu. Ir ta prasme, o mum kaip kala pavydėt, tai čia blogai yra, pavydė. Nu, aš kalbu... Jo, pavydas kaip ir destruktyvi, irgi pavydas piešiama kaip destruktyvi. Jo, čia programa. Taip. Čia niekas nežino šito dalyko praktiškai. Niekas. Čia iš tikrųjų šitas pirmą kartą aš girdžiu, ką tu dabar pasakėjai, bet good point. Bet ką aš dar irgi pridėčiau, vat irgi, ta prasme, tas santykis su tais žmonėmis, kurie turi pinigų. Na irgi įdomu tavo tada nuomonė šitų klausimų, kad aš tam žmogui linkiu dar daugiau gausos. Ir aš džiaugiuosi dėl jo turtų. Džiaugiuosi, kad jisai tai pasiekė, kad jisai tai užgyveno. Nu, valio. Ta prasme, aš šitoj vietoj siunčiu jam dar daugiau šviesos, meilės, džiaugsmo, dar daugiau gausos. Ir tada vėlgi grįžtam į tą, kad ką duodi tą, ką pasiesi, tą ir pjausi, ką duodi tas tau ir nukris. Tai jeigu aš duodu tam žmogui, kuris jau turi daug, dar daugiau energijos ir palaikymo, kad tu šaunuolis, kad tu tai padarai, energija, jinai grįžta man per tą pačią gausą. Ir tai pavydas, taip, aš galiu pavydėti, okei, pasigera mašina, aš irgi tokios noriu, okei, tai yra vienas stimulas, man pasikelt, reiškia atspirties taškas. Bet kitas momentas, kad aš tave matau ir aš džiaugiuosi dėl to, kad tu pasiekęs, kad tu padaręs. Ir tai tada dar labiau daugiau kelia. Ja, taip, aišku, nereikia, aš tą pavydą pasakiau, tai nereikia suprasti tą pavydą, kaip, žinai, tą juodą pavydą, kur kaip kaimynui pavydį. Taip. O, blemba, reikės ten, žinai, ką nors pagadinti jam, paskūst ką nors. Aš tik tais trumpam sustabdau. Truputį vėl čia užsiminiavom ir pabėgom nuo tų parametrų, kuo matuojama laimė. Jo. Tai ką mes ten pasiaiškinom, kad sveikata, santykiai ir gausa. Pinigai. Taip. Ir praktiškai esminis momentas yra. Va šitie prieš tai dalykėliai įeina tada, susidėlioja gražiai, jeigu tu žinai savo gyvenimo misiją ir pašaukimą. O, čia šitas irgi... Va čia esminis praktiškai. Gyvenimo misija, ta prasme... Jeigu tu atrandi savo pašaukimą, va, tu nukritai į šitą žaidimą. Taip. Opa, aš čia. Čia yra tas. Ką man čia veikti? Ką aš čia turiu daryti?
Ir kodėl tai nėra aišku? Kodėl vat, šitoj tikrovėje šitas atsakymas vieni, vat, aš irgi labai iš tikrųjų džiaugiuosi žmonėmis, kurie tiksliai žino, ką jie turi daryti. Jie ten tiesiog turi kažkokį tai amatą, jie tysėsi belenkaip nuo to amato, kaifuoja tą darydami ir pas juos viskas, ir gausa, ir ten klientai, ir viskas, ir jie atrodo atradę save. Kodėl vieniems tai yra taip atnešta ant lėkštutės, žiūrėk, va, čia tavo ir jokių klausimų net abejonių nėra ir jisai žino, ką turi daryti ir daro, o kiti eina, ieško, daro, praktikuoja, kelia tą klausimą, nu ir nėra to atsakymo, nėra, kodėl? Bet tas, kas ieško, tai atras. Kas ieško, tas randa, tiesa. Tas, kas ieško, tai tikrai anksčiau ar vėliau atras, geriau aišku, kad anksčiau, nes laiko resursas yra ribotas ir jisai toks pagrindinis, sakykime, jeigu tu švaistai savo laiką, ką didžioji dalis mūsų sėkmingai tai darom, tai realiai, nu, tiesiog atrasti savo paskirtį šitam žaidime gyvenimo pabaigoje irgi gerai, bet nu, jau būna dažnai šaukštai po pietų. Žmogus bijo mirti. Žmogus mirties patalė sėdi, guli dažniausiai tai ir paklausi, žinai, nu, kas būtų, ten jei būtų, kaip, ką. Būčiau daręs tą, norėjau daryti gyvenime tą ir nedariau. Reiškia, žmogus bijo mirties bijo tada, kai žino, kad iššvaistė savo gyvenimą. Kaip nepadarė tą, ką turėjo daryti. Iššvaistė gyvenimą, laiko resursą iššvaistė. Viskas, tu turėjai laiką, dinderiai voliojai, ir viskas gyvenimo pabaigoje, tu žinai, kad šitam įsikūnime tu iššvaistei, tu nedarai dalykų. Prasme, tu neieškojai, tu neradai. Ir tada yra mirties baimė. Tas, kuris radė savo pašaukimą, ir nesvarbu, kiek laiko jisai gyvenęs tuo pašaukimu, jisai mirties nebebijo. Tai jeigu nėra mirties baimės, tada kaip ir išeina, kad tu realizuoji save? Šitam etape, šitam žaidime tu realizavai save. Ne veltui tu čia esi atėjęs, reiškia, ne veltui čia pabuvai. Tu taip išeina, aš realizuoju save? Ne, visiškai, žinau, man visai šitas, aš kažkada per kažkurią praktiką esu išgyvenęs mirtį ir po to man visiškai, aš net ten kartais net įsivaizduoju, tarkim, ten tsunamis nepareina ir kaip aš reaguosiu, ar aš ten, žinai, rėksiu, šauksiu, ar aš tiesiog, na ką, buvo smagi kelionė, susitiksime kitam chapteryje, arba ten su lėktuvu skrendi ir ten jisai pradeda, žinai, ir, nu davai, o gal nukrisi, žinai, ir kaip, jeigu krenta lėktuvas, kaip, nu ką, visiems sajondara, susisinksim neužilgo, žinai, tai aš su tokiu jausmu gyvenu. Aišku, ten, jeigu, žinai, statytų pistoletą į kaktą, gal kitaip būtų tas jausmas, bet šiaip santykio su mirtim aš esu visiškai ramus ir galiu ar šiandien išeiti, ar rytoj, aš tikrai nesijaučiu, kad kažkaip tai blogai nugyvenau savo gyvenimą, tai aš esu ramus šitoje vietoje. Bet tam reikėjo įdėti pastangų, kad taip jaustis, tikrai reikėjo įdėti darbo ir pastangų. Nu, taip, aš kiek tave pažįstu, tu jo, toks panašus į laisvą žaidėją. Sėdime Tailandė kažkur. Jo, sėdim Tailandė, arbatėlę geriam, jo. Kaip pasakas. Jo, pasakas kažkokias pasakojam. Jo, nu, tai vat, atras gyvenimo pašaukimą, va čia yra esmė, nes jeigu atradai savo paskirtį, sakykime, kas yra tas pašaukimas? Pašaukimas, kai tu kažką darydamas kaifuoji ir tai turi vertę. Vertę ne tik tais tau, bet ir kitiems. Bet ir aplinkai, kuri yra aplink tave. Tiek žmonėm, tiek gamtai, tiek žemė šitai. Jeigu tu esi vertingas. Ir žmogus, kuris atranda savo gyvenimo pašaukimą, žino, dėl ko ryte atsikėlė, kaifas, jisai gyvena kaife. Jeigu žmogus gyvena kaife ir harmonijoje su savim, kaip tu manai, kokie santykiai jo bus? Kita pusė. Tokie. Irgi bus taip. Jeigu aš žinau, ką man ryte atsikėlus reikia daryti, ar aš turėsiu pinigų? Žinoma, kad turėsi. Turėsi, tu būsi gausoj. Nes tu realiai, jeigu tu kuri vertę, realiai reiškia monetos tikrai pas tave bus. Tai vat, aš sakyčiau, esmė ir yra atrasti, kam tu esi šitoj žemėje čia. Vienas čia žmogus, žinai, ateina tam, kad paveikslus paišyti. Kitas ateina, kad namus statyti. Trečias ten ateina, kad gydyti žmonės. Ir tų rolių, tų gyvenimo misijų ir jos dar visų antrą iš tikrųjų gali keistis. Taip, vienam etape gali būti tu statybininkas ir tu tikrai jausiesi, kad jo, čia mano. Žiūrėk, kažkoks tai etapas baigėsi,
vyksta kažkokia transformacija, vyksta šuliukas, opa, tau žiūrėk kitą rolę, jau kitas. Visa tai gali būti kintama, tai nėra taip, kad išrašė tau bilietą, šitam gyvenime tu būsi tas ir tas ir tik tais tiek. Bet yra žmonių, kurie tik tais vieną turi. Jo, būna ir taip, būna ir taip. Tai kokiu tu, na, prasme, aišku, mes čia nepravesim kažkokios tai praktikos ar seanso, bet šiaip, na, žmonėms, kurie tiesiog pradeda irgi ieškoti tų atsakymų, ką tu parekomenduotum kaip kažkokius įrankius, buitinius, tokius lengvus, kuriuos, na, nebūtinai, sąlyginai lengvus, bet kuriuos žmogus tiesiog gali pats pradėti integruoti savo gyvenimą ir po truputį keisti, perprogramuoti pasąmonę pačiam, kaip tai pradėti daryti. Pačiam, aš taip sakyčiau, nerealu. Pačiam, aš taip galvoju, kad pačiam yra nerealu. Vis tiek, realu tik tais tiek, kad jeigu tu investuosi tikrai daug laiko įsigilinti temą, tarkim, kas tai yra pasąmonė, kaip jinai veikia, kaip jinai yra perrašoma, neperašoma, kaip tenais pokytį daryti. Jeigu tu įsigilinsi tikrai į temą, pradėsi mokinti, studijuoti, atrasi mokytoją, tai yra realu kažkiek, bet kokiu atveju ten yra vedimas vis tiek. Pats tu nepasidarysi pats to. Tai nėra taip, sakykime, jeigu tai būtų labai paprasta, tai jau būtų visiems prieinama, visi jau būtų pasidarę ir viskas būtų. Tai iš tikrųjų dar pakankamai tokia informacija ir visi šitie įrankiai, jie dabar pradeda trendinti, ta prasme, jie darosi jau populiarūs ir vis daugiau, sakykime, ir žmonių išmanančių šitą reikalą jau pradeda darytis ir sakykime, ir giduolių, ir žmonių, kurie dirba su panašiom temom, pradeda į šitą temą gilintis, kad realiai kokybiškai padėti žmogui išsivaduoti iš tų pasąmonės, sakykime, programų. Nes čia irgi toks turi būti gan, tu kaip sakai, išsivaduot. Aš lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu aš darau konsultaciją, aš per tą konsultaciją atiduodu absoliučiai visus įrankius. Tas pats vedimas, kaip tu sakai, turi būti mokytojas, vedimas, aš tu radau per gyvenimą įrankius. Aš žinau, kad jie veikia, aš juos pats patikrinęs ir kada aš juos duodu žmonėms, aš irgi matau, kad tai veikia. Ir aš dažniausiai stengiuosi per vieną, per 2 konsultacijas atiduoti viską, kad jeigu tu tų įrankių nesugebi integruoti į savo gyvenimą, tada aš nelabai ką ir galiu padėti. Ten viskas paprasta, viskas lengva, išaiškinta, kaip veikia, kaip viskas vyksta. Atidaviau viskas, man daugiau nereikia, kad tu grįžtum pas mane, man nereikia ten bet tai vėlgi, kiek tokių žmonių yra, kurie tokį turi požiūrį, nes dažniausiai tai tu atėjai čia šiandien, biški mes ten tavo pamasažavom padarėm, ateik po savaitės, tada dar ateik po savaitės, tada dar ateik ir tada po pusės metų vėl turi ateiti padintegruoti, palyginti. Ta prasme, kad tai toks gaunasi prisikabinimas ir žmogus tampa priklausomas nuo to mokytojo ir... Matai, Justinai, koks momentėlis, tarkim, tu turi informaciją kažkokią, tikrai veiksminga, tikrai viskas veikia, tikrai tavo paties patikrinta ir išgyventa ir viskas integruota ir tu žinai tiksliai, jau man tavęs pertikinti nereikia, kad tai neveikia. Taip, ta prasme, nes aš žinau, kad tai veikia. Tau tai veikia, viskas. Žmonėm, tarkim, ateina biorobotas su tam tikrom programom ir jam iš sąmonės lygmens yra paduodama informacija. Taip, žiūrėk, tas, taip, taip. Aha, jisai galva, gerai, viską supratau, mentaliai jisai suprato. Jisai suprato, logika, viskas susidėlioja, viskas čik. Neįgyvendinau. Programa yra stipresnė. Esminė programa, pagrindinė, virusinė, jinai nereikia. Ne. Būk toliau ubagas, būk toliau toks. Santykiuose ten viskas taip turi būti taip. Nors informacija, jinai tavo gera, bet, ta prasme, neatsidarė durelės. Čia kaip su bestselleriais, knygos, tos visos dvasinių mokytojų, ten Ferrari pardavė, ar ten, ta prasme, tos visos hipsterinės knygos, kurios milijonai perskaitė. Ir tada klausimas, tai jeigu šita knyga yra toks bestselleris, milijonai žmonių ją perskaitė, tai kur ta transformacija to milijono, kur knygą perskaičiau, kol skaičiau, kaifuoju, faina, atrodo viskas okei, sutinku, kad tai yra tiesa, knygą užverčiau, back to normal. Viskas, programa veikia. Visos tos knygos yra iš tikrųjų rašomos, ten pardaviau Ferrari, ten ta Secret ar dar kažkas. Secret ta knyga. Šiaip teisinga informacija, viskas su jai yra gerai.
Bet kiek realiai į ją įeina 100%? Nors kas nors parodytų, vat, kad perskaitęs tą knygą, įvyko taip, tai taip. Tai tie, kur ten pristatinėja tą knygą per filmą, va tie ir pasakoja. Tik tais tie. Realiai ten yra informacija irgi. Didžioji dalis yra viskas taip. Ir esmės nėra ten. Vieno esminio trupinėlio va ten nėra. Vieno esminio trupinėlio visur yra nedaduota. Ta knyga tai buvo rašoma tam, kad iš jos uždirbti. Iš knygos. Būtent. Iš knygos uždirbti. Ne taip, kad jinai būtų, sakykime, ten naudinga žmonijai, bet kad monetas gauti iš jos. Aš irgi vieną esu skaitęs dvasinę knygą, ten berods ne Ferraris, bet buvo banglentininkas, verslininkas ir kunigas, kažkas tai tokio, kad ten irgi kažkurio iš rašytojų. Ir aš atsimenu, aš skaitau tą knygą, jinai irgi tenais bestselleris. Ir aš skaitau ir tenais pasakoja, kad ten tie žmonės jie tikrai pasiekia, jie va ten turi kažkokių tai, didelių atradimų. Ir aš laukiu, kada tu pradėsi vardinti, ką jisai darė, kaip jisai tai pasiekė, kur ten visas tas. Ir ten toks visas, kad biški tik tai strupinių pabarsto nuotrupų tos informacijos, bet nieko konkrečiai nepasakė, kaip išeiti, kaip perprogramuoti, kaip pakeisti. Nėra šitos informacijos. Ir tada galvoju, kodėl jinai bestselleris. Nes žmonėms užtenka tų trupinių, išgirsti tuos skambius žodžius, tas frazes, tuo momentu pabūti toje iliuzijoje, kad va čia ir mano gyvenime toj kažkas tai pasikeis, bet tik tais knygą užvertei, vėl užsiliuliavom, vėl įsijungiam žinias. Vėl programėlė, opa. Tarkim, dabar pas visus greitai pradės vėl sena programėlė veikti. Ateina vėl naujų metų tas laikas, kai vėl tas etapas skaičiuojam naujus metus, naujų metų šventė. Taip. Ir kiek žmonių savo prisimeluos ir kiek duos, pradėsiu sportuoti, pradėsiu medituoti, jogą, ten tas anas, ten mokinsiuosi ten kokią nors kalbą. Ir praeis porą savaičių, ta programa vėl destruktyviai virusinė pradės suktis ir Ir tada dar atsitinka dar įdomus labai momentas, kada žmogus savo yra toks net pasakymas, kad tu geriau nežadėk iš vis nieko, jeigu neketini daryti. Nes jeigu aš pažadu savo ir paskiau meluoju savo, tai tarkim, išsikeliu tikslą, dabar nuo naujų metų darysiu tą ir tą ir tą. Ir ten galbūt pirmą savaitę ir dariau, antrą savaitę dariau ir paskiau tiesiog nutraukiu. Ir tada pasąmonėje išsijungia kaltės jausmas, kad žiūrėk, tu išsikėlei savo tikslą, tu pamelavai savo ir žmogus tada dar prisideda kaltės krūvą, kad aš nieko nedarau. Ir dar tada didesnis minusas, dar didesnis diskomfortas. Tai toks patarimas, kad jeigu 100% nesate įstikinę, kad jūs tai darysite, geriau nepradėkite visai. Nežadėkite savo nežadėkite nieko. Bandykit, darykit, bet be pažadų, nes pažadas jis irgi yra, tai yra realiai sutartis su savimi pačiu. Aš, tarkim, išreiškiu ketinimą, kad aš imsiuosi kažkokių tai veiksmų, aš ten kažkokį deadline'ą net savo užsidedu ar laiką, per kiek laiko tai padarysiu. Ir jeigu aš to nedarau, tada pasąmonė sako, tu melagis, tu meluoji savo, reiškia, mes tavo gyvenimą atsiųsim daugiau melagių, kurie atitiks tavo dažnį ir frequency ir tau meluos kiti. Viskas labai paprasta. Aš net tokį pavyzdį duodu su sąmonė ir pasąmonė, kad tai yra kaip vyras ir žmona. Vyras yra sąmonė, o žmona yra pasąmonė. Ir žmona stengiasi labai įtikti vyrui ir jinai pildo visus vyro norus. Ir kas sąmonėje vyro susiformuoja per 5 juslės, per tas programas, kaip jisai mato pasaulį, pasąmonė, kaip ištikima žmona, jinai atneša vyrui viską ant lėkštutės, ko jisai tik tais prašo. Ir jeigu jisai mato pasaulį, kad pasaulis yra šūdinas, kad čia viskas yra blogai, pasąmonė jinai tiesiog iš visos meilės vykdo jo nurodymus, kad taip, tu jeigu taip matai brangusis, kad jisai yra šūdinas, aš padarysiu viską, kad tai būtų tiesa tavo tikrovėje. Tai va, įdomus dalykėliai su mumis vyksta, realiai, kai mes esam, sakykime, nelaisvi žaidėjai. Jo. Tai išsilaisvinimui tu matai 2 kelius. Gamtos medicina ir hipnozė. Čia tai tikrai veikia. Ta prasme, aš savo praktikoje ir savo lauke, kas pas mane, sakykime, patenka, realiai nei vieno nėra. Nei vieno nėra, kad sakytų, blemba, kažkaip ne. Kažkas čia ne taip buvo.
O, Kažkaip nesuveikia. o gerai, kiek tu dabar jau galėtum taip apibriežti, vat pas tave klientas, kiek jam reikia laiko praleisti kartu su tavim, kad jau jam realiai būtų kažkoks tai, na, toksai stiprus pojūtis, kad mano gyvenimas jau pasikeitė. 180 laipsnių apvirsta per savaitę. Per savaitę. Jo, tai pas mane žmogus Sakyčiau, gan greitai. šviesos greitis. Jūs visi matot, kaip laikas dabar kitaip bėga. Tiksi sekundės greičiau. Tai ir visos metodikos dabar yra Pagreitintos. efektyvios tos, kurios veikia dabar iš karto. Tarkim, vystytis su jogos metodika, ten su kvėpavimo visokiais dalykais. Aš nesakau, kad tai neveikia. Veikia. Visa tai veikia ir visa tai iš principo turėtų būti pas kiekvieną iš mūsų. Kasdienybė. Jo. Visa tai Kvėpavimas, mankšta, Nes kasdien. tai tiesiog palaiko tave formą. Taip. Taip palaiko tave. Judėti dėl savęs reikia, bet kokiu atveju. Bet jeigu tu, tarkim, 30 metų, tau 30, 40 metų, 50, 60 metų, tu matai, kad tu visiško šiknoji sėdi, tu realiai šiknoji, ir tu matai, kad laikas bėga ir toliau, tai kiek šansų, kad tu dabar radikaliai kažko tai nepadaręs, tu išsiskleisi. Praktiškai nedaręs, tu išsiskleisi. Praktiškai nėra šansų. Taip. Nėra šansų, aš beveik garantuoju, kad nėra šansų. Vaikščiok tu kiek nori jogą. Kvėpuok šimtus ten, kokių nori rebefingų, ko nori daryk. Realiai ten antiek mizernai nebėra laiko. Laikas bėga daug greičiau, nebėra laiko žaisti. Tiesiog nėra. Jeigu, ta prasme, nori efektyvaus kažkokią, tai, sakykime, efektyvios transformacijos, reikia visą tai padaryti greit. Ir metodika jinai yra. Tai realiai aš ką siūlau ir praktiškai visiems 100%, nesvarbu kokiam tu lygmenį save dabar laikytum, ar tu ten, žinai, tik pradedantysis, ar gyveni jau normaliai, arba gyveni gerai, bet nori dar geriau, visiems reikia grybų. Visiems. Ir reikia taip grybų rimtai. Sočiai. Sočiai, jo. Na ką, iš tikrųjų labai vėl įdomus pokalbis, bet aš jau jaučiu, kad čia aplinkui turbūt jau žmonės renkasi vakarieniauti, atsiranda ir užgeso kamerą kažkodėl, nenusėdo batkė. Tai jau šito nejungsim, tada pratęsim, tiesiog užbaigsim ant tavo video. Tai, na ką, apibendrinant, hipnozė ir gamtos medicina yra greiti raktai šiai dienai šiftinti į viršų. Tai šitoje vietoje Andrius jūs gali pagaidinti, kas norite, greito šifto, galite kreiptis į Andrių, o kas norite šiek tiek ilgesnio ir lengvesnio, galite kreiptis į mane. Ne, iš tikrųjų pas mane, aš pastebiu irgi, kad pas mane žmonės gauna pokytį tie, kurie yra motyvuoti, jau jie ateina norėdami, jau jie yra, žinai, net aš taip sakau, kad pas mane aš geriausiai galiu padėti tam, kuris jisai jau bandęs, bet jam nesigavo. Reiškia, jisai bandė 1, 2, 3, jam nepaėjo. Ta prasme, tų kozerinių taškų nedavė. Tai aš duodu tos taškus, kad greitai uždaryti tos likusius klausimus, kurių dar tie patys mokytojai man irgi keista, kodėl jie tų paprastų elementarių dalykų neduoda savo praktikose, nes jas išsprendžia. Tai 2 strėlės. Jeigu norit labai greitai ir stipriai, hardcore'as, tai pas Andrių, jeigu norit šiek tiek lengvesnę formą, tada, na aš vis tiek, aš hipnoterapijos nedarau, aš vis tiek dirbu per pokalbį, per sąmonę, aš bandau prisiskambinti visgi per sąmonę, bet aišku, tai irgi yra darbas, tai ne per vieną dieną atsitinka, tai yra irgi praktikos, kurias reikia nuolatos kasdien daryti, kol ta pasąmonė persiprogramuoja, įsileidžia naują programą, naujus nustatymus, kaip aš matau save, kaip aš matau pasaulį, kaip aš tiesiog egzistuoju, kas aš čia esu, atsakius iš tus klausimus, nuolatos, kaip žinai, telefone, tai greitai appsą instaliavai, nepatinka, paspaudė X-ą, ištryniai. O su pasąmonė, kadangi mes įdėjinėjome tas programas gan ilgai, tai neužtenka, vien tik tais vieno žodžio pasakiau ir išsinstaliuos. Reikia, kaip sakyti, dėt, kol pasąmonė, aha, tu jau tam skiri pakankamai daug energijos ir dėmesio,
vadinasi, ta sena programa jau jinai negalioja, nes tu jau jai neskiri dėmesio, tu skiri šitai, reiškia, aš tada renkuosi šitą naują. Ir viskas, tada jinai pradeda vykdyti sąmonės užsakymus ir tikrovė keičiasi. Žmonės pradeda kitaip bendrauti, atsiranda iš vis nauji žmonės, seni išeina, nauji atsiranda, gali kardinaliai keistis net gyvenimo sąlygos, aplinkybės ir namai, ir šalis, ir visa kita. Ta prasme, gali mesti visiškai naują tikrovę dėl to, kad pasąmonė pradeda vykdyti naujus nurodymus. Vienos tiesos nėra. Yra daug kelių ir nėra blogų kelių. Taip, visos tiesos pusiau tiesos, bet jos irgi yra tiesos. Tiesos, ja. Tai linkim visiems išsilaisvinti. Visiems išsilaisvinimo, ačiū, kad buvote kartu iki galo ir iki kitų susitikimų. Čiau. Čiau. Tai jaučiu.